geras presas iš žvakės. Sveikuoliški patiekalai jūsų romantiškiams vakarams. Daug kas pastebėjo, kad atšalus orams labai paaštrėjo noras valgyti saldžiai. Labai norisi saldumynų. Ir kągi daryti, kai tu gyveni sveikai, maitiniesi sveikai, bet nori saldumynų? Gaminti sveikuoliškus saldumynus. Simai, o kokie yra tavo mėgstamiausi saldumynai? Aš dievinu pyragus. O kokie yra top 3 mėgstamiausi pyragai? Braunis, medutis ir cheesecake'as. Dar kitai vadinamas sūrio pyragu. Braunį gaminome, medučio dar ne. Šiandien siūlau pabandyti pagaminti cheesecake'ą. Receptas nėra sudėtingas. Tačiau įsidėmėkite mūsų kelis patarimus, kuriais mes su jumis pasidalinsime šio video metu, kad pyragas gautųsi iš pirmo karto. Na tai pradedam. Šio pyrago gabaliukas turi tik 172 kalorijas, o 10 porcijų pyrago mums reikės 150 gramų smulkintų avižinių dribsnių. Atkreipkite dėmesį, kokius naudojame mes. Jie yra pakankamai smulkus ir labai gerai susimala. Tuomet 5 kiaušinių, 250 gramų rikotos sūrio, 250 gramų 0,5% riebumo varškės ir 100 gramų 9% riebumo varškės. Kepimo miltelių 1,5 arbatinio šaukštelio, saldiklio 3 stalo šaukštų, skonio lašiukų varškai pagardinti ir papuošimui mėtų lapelių ir jūsų mėgstamų vaisių. Mes naudojame avietes. Pradėsime nuo pyrago pagrindo. Avižinius dribsnius galite sumalti kavamalėje arba, kaip mes, naudoti elektrinį smulkintuvą. Avižinius dribsnius smulkinsime elektrinio smulkintuvo pagalba. Kai avižiniai dribsniai savo konsistenciją pradeda priminti miltus, supilame 1,5 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių ir 3 stalo šaukštus saldiklio. Taip jums nereikės rūpintis, ar kepimo milteliai ir saldiklis pasiskirstė po tešlą vientisai. Į atskirą indą įmušame 2 kiaušinius ir išpilame visą avižinių dribsnių masę. Ir gautą produktą sutriname. Taigi, pirma svarbi taisyklė. Naudokite atsidarančią kepimo formą, kad jūsų pyragas nenukentėtų, kai jūs norėsite jį iš formos išimti. Ir taip pat pasiruoškite tokios formos kaip šita kepimo skarda, kepimo popieriaus latelį. Gautą masę turėsime paskirstyti po kepimo formą. Jeigu tešla limpa prie rankų, galite šiek tiek pasitelkti migdolų arba kokoso miltų. Ir skirstyti taip, kad šiek tiek tešla užeitų ant sienelių. Kad padas būtų vienodai plonas, galime į pagalbą pasitelkti stiklinę. Ir šį padą mes kepsime orkaitėje apie 15 minučių. Orkaitė turi būti įkaitinta iki 150 laipsnių. Dabar ruošime varškės masę. Panaudosime likusius 3 kiaušinius, 250 gramų rikotos sūrio. Mes jį naudojame tam, kad sumažintumėm kaloringumą. Ir naudosime 250 gramų liesos varškės ir 100 gramų 9% riebumo varškės. Ištriname kiaušinius ir varškę ir įdedame 250 gramų rikotos sūrio. Išmaišome varškės masę ir įlašiname apie 30 skonio lašiukų. Skonio lašiukai neturi nei cukraus, nei kalorijų. Tokius lašiukus galite įsigyti daugelyje maisto prekių sportuojantiems parduotuvių. Patarimas gaminant varškės masę. Patarimas numeris 2. Viską išmaišome rankiniu būdu ir kai plakame elektriniu blenderiu, plakame mažiausiu greičiu.
Na štai ištraukėme mūsų pyrago pagrindą. Dabar čia sudedame varškės masę, paskirstome tolygiai vienodai ir kepsime apie 90 minučių orkaitėje. Tačiau nepamirškite sumažinti orkaitės temperatūrą. Kepsime iki 120 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Praėjus 1,5 valandos, kai kepsite mūsų pyragą, jums reikės pasinaudoti trečiu labai svarbiu patarimu, kaip atvėsinti cheesecake. Tai visų pirma, kai praeis 1,5 valandos, jūs išjungsite orkaitę ir palaikysite cheesecake tutenais dar pusę valandos. Po to atidarysime orkaitę ir palaikysime cheesecake dar 15 minučių. Tada jį ištrauksime, vėsinsime kambario temperatūroje, o paskui 3 valandom jis dar keliaus į šaldytuvą. Na štai, taisyklingai atvėsintas pyragas atrodo daugmaž taip. Jis nenukrenta, išlaiko savo formą ir įgauna tokį gelsvą gražų atspalvį. Kol mūsų cheesecake'as vėsta kambario temperatūroje, mes jį papuošėme pasirinktomis uogomis, tai yra avietėmis ir mėtų lapeliais. Ir į šaldytuvą dar 3 valandom vėsti pyragas keliauja jau su savo dekoru. Geriems dalykams reikia laiko, o šio pyrago laukti tikrai vertėja. Jei nenorite pamesti šio recepto, prenumeruokite mūsų kanalą ir spauskite mygtuką patinka po šio video.